Labas vakaras dar kartelį, Kaunas gyvai vėl su jumis. Tiesiogiai per portalą Kas vyksta Kaune. Su jumis sveikinasi dar kartelį aš Andrius Janušauskas. Turėsim šaunaus pokalbio. Ir norime atidaryti šią pokalbių paletę ir šio renginio pagrindinę misiją - kalbėtis, diskutuoti tikrai svarbiais kauniečiams klausimais. Taigi, pirmoji tema - eismo kultūra Kaune. Problemos, kurioms reikalingi sprendimai. Dalyviai mūsų šios pokalbių paletės yra Aušra Fokienė, kaunietė, senamiesčio gyventoja. Labas vakaras. Nuomotoja, taip. Labas vakaras. Jau galima į mikrofoną, ček. Labas vakaras. Labas vakaras, labai gerai. Taip pat mes turime Robertą Ažukaitę, taip pat kaunietė, Vaišvydavos gyventoja. Kauno miesto. Kauno miesto. Nes yra ir rajono Vaišvydava. Viešpatie, kiek daug patikslinimų jau renginio pradžioje. Labai gerai. Na, tikėkime, kad teisingai pasakysiu, kad Arnas Latvys, taip pat kaunietis ir vairavimo instruktorius. Arnai? Taip, sveiki, informacija taip teisingai. Labai gerai, labai gerai. Na, o diskusiją moderuosiu aš, Andrius. Labai malonu. Tai gal pirmiausia pradėkime nuo to, susipažinkime su kokiamis emocijomis arba su kokia situacija dabar šiuo metu susiduria jūsų atstovaujamos bendruomenės. Roberta, pradėkime nuo jūsų iš esmės. Tai sveiki visi, nes nepasisveikinau, tik tai pasisakiau iš kur. Tai mes šiuo metu išgyvename, sakyčiau, tam tikrą prasme teigiamus laikus, nes pagaliau po 30 metų Kauno Vaišvydava, visiškai šoninis mikrorajonas, tolimiausias nuo centro, pagaliau sulaukė savo dienos ir pradedamos kelių rekonstrukcijos. Tai iš tikrųjų dėl šitų dalykų labai džiaugiamės, nes iš tikrųjų su šitais dalykais dirbo jau nebe viena bendruomenė ir ne vieną dešimtmetį. Labai džiugu, kad šitie dalykai vyksta. Tačiau problemos yra tame, kad nevyksta dialogas su tais, kas... Na, greičiausiai mes paminėjome kažką, ko nereikėjo minėti. Panašu, kad kai kurių pavadinimų... Greičiausiai mus stebi tiesiogiai per Kas vyksta Kaune. Gerai. Taigi, kur mes baigėme? Taip, tai nevyksta dialogas, jūs minėjote, taip? Taip, tai iš esmės, sakyt galima, viskas vyksta pakankamai gerai, nes pagaliau sulaukėme tos dienos, nes dėl jos kovojame. Tačiau tas dialogas iš tikrųjų yra pagrindinis trūkumas, nes remontams nebuvo pasiruošta, tai yra keliai nebuvo paruošti aplinkeliai, ką turiu omeny. Tai šiai dienai vyksta iš tikrųjų paieškos dar tų naujų keliukų. Tai kurie yra iš tikrųjų neparuošti, nes jeigu visi važiuoja per Garšvės gatvę, kuriuo mes jau girdim per radiją ir dainos skamba apie tai, panašu, ta gatvė važiuoja ne tik tai Kauno rajonas ir Kauno miestas, bet panašu visa Lietuva kažkokių reikalų turi pirmyn atgal. Tai iš tikrųjų gaunasi labai labai dideli kamščiai ir tai sukelia labai daug problemų. Kadangi tų rekonstrukcijų yra daugiau ir kitose Kauno vietos teritorijose, tai gaunasi tokios didelės pakankamai spūstys, šaligatvių nėra, nesaugumas keliuose, naujos stotelės, jos irgi netinkamai paruoštos, tiksliau jos atsirado praktiškai tik tada, kai pradėjo žmonės sakyti, o kas čia vyksta ir kodėl ir kaip ir kodėl nepasiruošta. Papildomi šviesoforai atsirado irgi tik tada, kai pradėjom siųsti, kalbėti, rašyti. Tai pliusas tame, kad tikrai perskaito raštus, tačiau juos neatsako, mes atsakymus pamatome žiniasklaidoje. Tai mes irgi kartais parašom vieną kitą straipsnį, kad mus irgi išgirstų. Tai, taip neturėtų būti. Supratau. Taip pat norėčiau paminėti, kad kaip šio renginio kūrėjas kartu su organizatoriu Kas vyksta Kaune, mes tikrai kreipėmės į savivaldybės atstovus, mes taip pat užmezgėm kontaktą su jais, sudalyvaus mūsų kitose renginiuose, matyt, galbūt buvo, šiandien tiesiog tokia diena išpuolė, kada, negalėjo žmonės sudalyvauti, bet svarbiausia, kad jie mūsų girdi ir mūsų pakvietimas jiems, tik tai dėl to, kad tas dialogas kažkur tai, būtų pastatytas ir būtų
atitinkamas aiškumas, nes tikrai norėtųsi išgirsti ir savivaldybės pusę, kad mes sužinotume, kur ten galbūt yra kažkokie tai iššūkiai, ką mes kaip bendruomenė galėtume irgi prisidėti prie geresnių rezultatų. Aš labai norėčiau galbūt, jeigu galima, mūsų tiesioginės transliacijos režisieriaus, kadangi mes kalbam apie jūsų situaciją, kad galėtume pamatyti būtent nuotraukas arba video, kas yra padaryta kaip tik dabar būtent su Vaišvydava. Aš esu ten pravažiavęs kaip žmogus, dirbantis vienoje radijo stotyje, kur praneša kamščius, tai galiu pasakyti tik tai tie, kad rytinis aplinkelis ir būtent ten tie dalykai yra ant padidinto režimo. Kiek jūs minėjote mūsų prieš tai pokalbį, 8 kartus ilgiau užtrunkat važiuojant į darbus, ar ne, būtent pro tenais? Tai čia tikriausiai tas pikas pagrindinis tikrai yra būtent ryte, kas skuba į darbus arba vaikus veža į mokyklas 8 valandai, na ir grįžtant lygiai taip pat. Tai Marijampolės kelias ir paskui sukant į Hesą, tai yra sudėtinga. Tai iš tikrųjų, mes sužinojom, kad rekonstrukcija prasidės savaitę prieš, nors jį, aišku, buvo žadėta seniai, tačiau konkrečių terminų mes nežinom. Šiandieną mes irgi nežinom, kada ten vieną vietą remontuoja, kada pradės sekančią. Tai iš tikrųjų pergyvena tiek patys gyventojai, tiesiog galvoja, kaip reikės į darbus nuvykti. Verslas taip pat išgyvena savo tam tikrus dalykus, bet mes žinom visi, kad geri dalykai neįvyksta be kažkokių pakentėjimų tokių, tobulai niekas nevyksta. Tačiau, kaip ir minėjau, pagrindinė problema yra ir jos nebūtų, jeigu gautume atsakymus, į kuriuos užduodame klausimus. Tai o kokius klausimus uždavinėjate pagrindinė? Kokie terminai, kada bus, kada Vaišvydava taps prioritetu. Dar pernai metais šitą dalyką buvome užklausę ir turėjome pirmą susitikimą gyvai savivaldybėje. Tačiau tas susitikimas įvyko taip, kaip mes jau išsiaiškinom, kad yra galimybė, norint, grįžti į Kauno rajoną, iš kur ten ir buvom priimti. Šiandien kaip tik matome, kad pro greičiausiai alternatyvius kelius važiuoja ir sunkiasvoris transporto priemonės, ar ne? Taip, tai iš tikrųjų dar tą papildomus iššūkius išgyvena ir tos šiek tiek asfalto turinčios be šaligatvių gatvės. Taip. Tai jos yra iš tikrųjų laužomos, nors kai kur ir tikrai negali tos sunkiasvoriais mašinos važiuoti, tačiau nėra to tikrai paisoma. Kaip ir minėjau, šaligatvių yra lygiai vienas pas mus visame mikrorajone. Mokykla yra, vaikai turi eiti į stoteles ir panašiai. Tai čia jūsų kasdienis kelionės? Tai čia yra kelias, tas vienas iš alternatyvių, jau čia traukiama link rajono teritorijos. Tai mes vyko praeitą savaitę bendruomenių susirinkimas, kvietėme ir miesto savivaldybę, žinoma, bet atvyko Kauno rajono savivaldybė, pati susižinojusi, kad vyksta ir mums jie davė pažadą, kad šį kelią prižiūrės labiau, kad galima juo būtų naudotis, nes tiesiog jis tikrai nėra pritaikytas nuolatiniam keliavimui. Taipogi važiuoja ir tos sunkiasvorės mašinos, ir pats smėlis, jeigu sausa, tai dulka, tai jį reikia ir drėkinti, ir greideriuoti ir panašiai, tačiau savivaldybė davė pažadą. Tai labai džiaugiamės, kad ir kitos savivaldybės įsitraukia procesą, nežino, kad ir jų gyventojai važiuoja ir tą pačią Garšvės gatvę. Arnai, aš norėčiau. Arnai, vėlgi kažkas klausosi mūsų, labai įdėmiai. Arnai, aš labai noriu paklausti, ar tenka pavažinėti būtent pro rytinį aplinkelį, aplink Vaišvydavą, ar ten driekiasi jūsų maršrutai ir panašiai? Mūsų pačių maršrutai. Galima mikrofonas, matyti šitas. Mūsų pačių maršrutai, kur vyksta vairavimo mokymas visas Kaune, tai tikrai, ne ten vyksta, visiškai kitam Kauno gale, bet kas yra tikrai toks dalykas, tai nesvarbu, ar tai būtų Kaunas, ar kažkoks kitas miestas ar miestelis, visas mūsų eismas, visos mūsų gatvės tai yra kaip kraujagyslės pas mūsų organizme. Ir kažkur užsikemša tas eismas, vyksta dėl įvairių priežasčių, eismo spūstys, tai yra juntama galbūt ir net visiškai kitame Kauno gale priklausomai nuo masto tos spūsties. Tai kad galbūt žmonės yra visiškai vienam Kauno gale, dalykai, kažkokios problemos vyksta kitame, mes vis tiek esame eisme ir visi esame toje vienoje virtuvėje, pavadinkime taip,
Ir tai turi įtakos visiems. Reiškia, galbūt žmonės renkasi, kaip kalbėjo pašnekovė, alternatyvius maršrutus kažkur toje apylinkėje. Lygiai taip pat žmonės, kurie galbūt nėra taip tiesiogiai paveikiami tų aplinkybių, jie renkasi kažkur kitokius maršrutus ir kitose miesto dalise ir jos užsikemša irgi taip pat, arba būna tas eismas tiesiog intensyvesnis. Tai tikrai, kai prasidėjo šios problemos, kur tikrai skaitėm ir per radiją girdėjom visus dalykus, tai tikrai buvo juntama, ir važinėjant, nors mes darbuojamės, tai visiškai kitam Kauno gale ir tos tiesioginės įtakos mums nėra, bet šalutiniai tokie efektai tikrai labai jaučiami, dėl to ta problema aktuali net jeigu ten nesilankome. Kaip važinėjantis žmogus pakankamai daug mieste, ar pastebėjote, kad Kaunas tikrai tvarkosi ir mes buvom netgi apklausę kai kurių mūsų renginio dalyvių ir svečių, ką labiausiai įskiria kaip Kauno miesto problemą. Atrodo, kad Roberta ir Aušra tikrai mes galime visi sutikti, kad remontuojamos gatvės yra gerai, bet panašu, kad tie remontai greičiausiai užtrunka pernelyg ilgai ir visos, atrodo, buvo tokie netgi pasiūlymai pas mus iš renginio svečių, kad kodėl Kauno gatvės yra remontuojamas vienu metu ir praktiškai visur. Ir paskui tas eismas tiesiog taip dėliojasi pakankamai sudėtingai. Tai ką jūs galvojate? Ar jūs matote, kad per daug ten tų gatvių remontuojasi vienu metu ar ne? Kai prasideda viskas, tikrai atrodo, kad tikrai visko yra per daug, net jeigu galbūt kažkokio nors teritorijoje viena gatvė remontuojama, kažkokiose kitose teritorijose daugiau, bet dabar net mūsų, ten kur mes darbuojamės, tikrai yra labai nemažai remontų darbų, mes tikrai džiaugiamės, nes žinom, kad dabar yra sunkus momentas, sunkus laikotarpis ir tikrai kyla didelių ir aktualių problemų, visiškai jų negalime nurašyti, bet žinom, kad ta tokia auka yra dėl geresnių sąlygų ir dėl našesnio eismo, aišku, jeigu tie sprendimai yra primami tikrai geri. Kartais galbūt kažkur, kaip girdime kitose miestuose, ten siaurina gatves be priežasties, čia patys žino, kuriame mieste, ne pas mus. Tai jeigu tie sprendimai yra logiški ir tikrai tinkami visiems gyventojams, eismo dalyviams, tai tada tikrai galbūt verta pakentėti ir suprantam, jog Kaunas yra mūsų visų miestas. Tai nesvarbu, ar važiuoju aš su mokiniu, ar jūs važiuojate į darbą, ar kažkokiais kitais reikalais, tai mes visi esame toje spūstyje ir jeigu tai daroma dėl geresnio mūsų rytojaus ir dėl geresnio eismo, kaip ir minėjo pašnekovė, ir tiems aplinkiniams keliams reikia skirti maršruto kaip alternatyvus jie naudojami, tai tikrai jaučiasi daug tų vietų jau per mano vairavimo karjerą, per mano mokytojavimo karjerą, kur tikrai sąlygos pagerėjo ir teko tuo metu galbūt kažkurį laikotarpį labai ir papykti, ir pavėluoti, ir užtrukti. Tikrai negaliu, ta prasme, pats juk tą patyriau, bet po to buvo verta. Labai geras pastebėjimas, kai kalbam, ar ne per daug gatvėse remontų, aš žinau, ko tikrai yra per daug. Kartais triukšmo senamiestyje. Ir čia dar viena mūsų diskusijos dalyvė, tai dar kartelį Aušra, kuri, tikrai ne pačius geriausius momentus dabar patiria šiuo metu. Pats kaip automobilių entuziastas ir dalyvis, ir eismo dalyvis, tikrai galiu pastebėti, mes netiesioginio eterio metu dar esame kalbėję šiek tiek apie tai, tai senamiestis, atšyla orai, žodžiu, prasideda džiaugsmai. Aušra, pasidalinkite savo situaciją. Mūsų situacija tokia, kad laukiamės to šiltojo sezono, kiekvienais metais laukiam ir su maža viltim, o gal nebebus taip, kaip buvo praeitais metais. Aš pati senamiestyje atstovauju verslo sektoriui, mes nuomojamės gražias patalpas ir tokioj gatvelėje, Šventos Gertrūdos gatvelėje, netoli Kauno pilies, kur yra 30 km/h greitis ir kur turime šalutinėse gatvelėse sumažintos taršos zoną. Atrodo tobula. Ramiam vakarui, šiltam sezonui ir mes kiekvieną vakarą patiriame didelį terorizmą garsu. Turbūt niekiek nesutirštinau spalvų, tai įvardindama.
tiek, kad mes žmonės, kurie ten dirba, kokią 10 valandą baigiam tvarkytis, užrakinam duris ir išeinam, bet ką pasakoja gyventojai, tai kančia yra visą sezoną šiltai, iš tikrųjų. Ir va jau kaip čia šiandien nuskambėjo tokia graži frazė, kad miestas yra mūsų visų. Ir liktai turėtų būti tokios abipusės pagarbos taisyklės ir bent jau kelių eismo taisyklės, nes nieko panašaus nei 30, nei 50, nei 60 km per valandą pas mus nebūna. Tai, bet turbūt geriausia yra patirti ir pamatyti, tai čia vaizdų šiandien turime. Oi, tikrai. Aš beje dėkoju, kad jūs padėjote mums truputėlį pertikti dar labiau tas emocijas ir netrukus mes galėsim kaip tik dabar jas kartu ir patirti. Taigi video trumpas rakursas į senamiestį, kaip būna atšilęs oras ir ko galima tikėtis būtent senamiestyje. Pažįstama situacija, kaip žmogus gimęs ir užaugęs Kauno senamiestyje, tai iš vaikystės galbūt netokie ryškus atsiminimai, galbūt ir tų mažiau transporto priemonių būdavo, bet visko būdavo. Bet iš esmės Aušra, tam tikrą prasme sutinku ir tikrai įsivaizduoju, nes, kaip ir sakiau, esu automobilių entuziastas, lankausi tose pačiose vietose ir tikrai, nepabijosiu pasakyti, kartais prieinu sudrausminti, sudrausminti kai kurios eismo dalyvius. Mes žinom tas pačias situacijas, sukimas rankenos motociklo iki ribotuvo arba atsidarimas visų įmanomų durelių automobilio ir leidžiama ne pirmo labai fainumo muzika, su skoniu kartais nereikia ginčytis, bet ten tikrai beskonybė būna dažniausiu atveju. Tai tos kultūros kažkaip tai atrodo ir to supratimo ir pagarbos šiek tiek trūksta. Aš suprantu, kad senamiestis yra visų ir mes kažkaip tai turime naudotis, bet čia man atrodo, kad truputėlį turėtų būti kažkokie tai sprendimai, kurie vienaip ar kitaip turėtų būti priimti, nes tai kenčia verslas. Mes turėjom tokią pakankamai sudėtingą situaciją senamiestyje pandemijos metu, paskui ten Vilniaus gatvės kasybos ir panašiai, kas iš esmės sulėtino kai kurių smulkiųjų verslininkų augimą. Iš esmės, čia mes turime labai daug neigiamų komentarų, tie, kurie nuomoja būtent savo apartamentus arba kas turi savo verslus ir panašiai. Aušra, ką jūs darėte asmeniškai? Kokie buvo jūsų žingsniai, kad ta situacija pasikeistų? Nes aš suprantu, gal yra ne viena Aušra, gal yra ir daugiau žmonių, kurie vienaip ar kitaip kreipiasi, bet kur atsimušat į sieną, sakykime taip? Aš gal dar prieš tai paantrinsiu irgi apie meilę šitam sportui, šitam automobilių meistriškumo stebėjimui. Man pačiai labai patinka stebėti, kaip vyksta trasose, kai rodo žmonės tai, ką jie moka, kaip jie valdo tą transporto priemonę, yra wow. Ir yra didžiulis meistriškumas, bet kai mes kalbam apie tokio meistriškumo rodymą tiesiog gatveliai ir tuo labiau, kad per 2 metus savo buvimo senamiestyje aš savo akimis mačiau 4 avarijas, kurios nutiko taip, tiesiog prieš akis. Labai skirtingo pobūdžio avarijos. Viena iš jų buvo žmogus partrenktas
pėsčiųjų perėjoje. Ir jeigu gerai įsižiūrėti video, buvo 2 situacijos, kaip vakar, per kokį 10 minučių, tokios buvo labai labai šalia tos situacijos, kad tas žmogus galėjo skristi. Tai jeigu ne tos avarijos, jeigu nebūtų tokio didelio pavojingumo, tai tą garsą dar tebūnie. Žmonės, kurie gyvena, sako, ausų kamštelius naudoja, žodžiu, bet sako, įsidedi ausis ir vis tiek girdisi, paveikslai ant sienų dreba nuo tokių vakarų, o mes patys savo kavinėje vakarais turim palaukti, kol pravažiuoja herojai, tada tęsti sakinį, nes nesusikalbėti net prie uždarų langų neina. Tai žodžiu, šitam kontekste, ką mes darome? Mes pirmiausia apie tai kalbam ir tikrinamės, ar čia tikrai man tik blogai, ai ne, ir tau blogai, ai ir tau blogai, ir tu kenti, ai ir tu kenti. Ir vat įsiaiškinam, kad iš tikrųjų didelė bendruomenė, tiek gyventojų, tiek verslus turinčių senamiestyje žmonių patiria didžiulį diskomfortą. Ir net gal ne diskomfortą, bet nepagarbą tokią savo adresu. Tai ką mes darėme? Tokių aktyvių žmonių grupelė parašė peticiją. Ta peticija pasidalino. Peticija sulaukė nei daug, nei mažai dėmesio, galėjo daugiau sulaukti, aišku. Gal per mažai mes ją patys paplatinome tą peticiją. Bet kol kas iš savivaldybės dėmesio nesam sulaukę to klausimo. Taip pat... O kaip jūs įsivaizduojat būtent situacijos sprendimą? Na, iškelti problemą kaip ir aišku, bet pavyzdžiui, kokia būtų jūsų logika? Nežinau, eismas draudžiamas po kažkokios tai valandos, ar gulintis policininkai, ar turit, nežinau, galbūt kitų miestų praktikos, kaip jūs įsivaizduojat sukontroliuoti šitus dalykus? Man iš esmės galbūt labai nepriimtinas tas žodis drausti, nes drausti tai yra lengviausia. Uždraudi, kažką nuskriaudi, kažką visada turėtų liktai būti susitarimai tokie tarpusavėje. Mes ką pastebėjom, kad toj senamiesčio daly, kur yra parkavimo aikštelės prie Kauno pilies, ten vakarai susirenka žmonės neparkuoti mašinų. Ar irgi linksi galvą, man atrodo, esi ten irgi prisiparkuoja kars nuo karto. Tai jeigu taip, tai mes jūs girdim ir matom. Tai žodžiu, ir būtent tada, kai prasideda tos nemokamos valandos, kai nebekainuoja parkavimas, susirenka žmonės, kurie matyt nori gal parodyti, kaip čia kiekvienas pamodifikavęs yra savame automobilyje, ar kažkaip kitaip matyt vienas prieš kitą pasirodyti, nes tiek aikštelėse vyksta ten tokie šou, tiek mūsų gatvelės atkarpoje nuo perėjos iki perėjos vyksta tiesiog lenktynės. Tai palaukit, klausimas buvo, ką reikėtų daryti. Tai vienas dalykas, tos greičio riboklius, tos policija sakė, labai jiem negražiai skamba, tie gulintis policininkai, sako, niekur mes negulim. Bet gavome atsakymą, kad netiktų toks sprendimas, nes gatvelė pravažiuoja viešasis transportas keletą kartų dienoje, tai tada turbūt reikia matuoti, kame ta rizika didesnė, ar tuos keleivius krestelti kelis kartus, ar patirti avarijas ir visokias kitas pavojingas. Paskutinę avariją mačiau praeitą savaitę, tiesiog, būtent jūsų minėtoj gatveliai. Ir aš gal tiesiog irgi kaip toks save laikantis iniciatyvių kauniečių, aš pats asmeniškai per dažnai matau ten avarijas. Aš esu netgi tokią teoriją pasakęs, automanų čia yra daug. Pakelkit rankas, dabar gali kamera gal ir nekrypti jūs, bet pakelkit rankas, kas pagazuoja važiuojant per tunelį. Daugiau mažiau. Andrius Mikulskis, ten jisai negali negazuoti visai, bet suprantam. Tas garsas, ar ne, kodėl automanui arba tas žmogus, kuris, myli automobilio garsą ir visą kitą, tai gaunasi tik tai dėl to, kad tarp pastatų arba tarp kietų paviršių susidaro labai geras rezonansas paklausyti savo automobilio muzikos. Na ir ta jūsų gatvelė yra idealus dalykas, plus, užgarsinęs savo muziką iš automobilio, gali pasipuikuoti prieš likusius draugus, kurie dar tolumoje ten yra toj pilies aikšteliai. Tai čia toks truputėlį, instinktyvūs dalykai, tokie truputėlį
labai, kaip paukščiai kaip sako, įskleidžia savo plunksnas, taip automanai su garsu žaidžia. Tai tam tikrą prasme aš jo suprantu, bet kita vertus, vat, kaip ir sakiau, pernelyg dažnai mes matome ten auto įvykius ir tiesiog man atrodo, kad gal tiesiog eismo pakeitimas truputėlį padėtų. Na, pavyzdžiui, dabar jeigu mes važiuojam nuo Pilies arčiau Neries, tai išvažiavimas yra tik tai Šventos Gertrūdos ten link Birštono gatvės. Mes negalime po atitinkamų valandų, na, pavyzdžiui, jau kai nėra eismo, ar ne, važiuoti tiesiai Žiedu ir, pavyzdžiui, nuvažiuoti į Jonavos gatvę. Todėl, na, logiška visiems važiuoti tiesiog natūraliu maršrutu per Šventos Gertrūdos, atsistoti prie šviesoforo ir tada nusukti link Pilies Žiedo. Tai manau, kad čia yra viena iš problemų, kur na, tiesiog logiškai reikėtų nukreipti tą srautą ir galbūt perbražyti keletą linijų. Tai va, mano tik tai tokia idėja. Kažką mes turime įsinešti iš šitos diskusijos. Arnai, kaip tu pats matai šitą situaciją? Tai situaciją matau galbūt net ne iš sprendimą ar kažkokį kelią link to, ne iš kažkokių ribojimų, kaip greičio ribojimo priemonės. Taip, idėja dėl eismo perbraižymų ir pakeitimo, kad iškreiptos rautus gali kažkiek padėti, bet iš vienos pusės, jeigu turim 10 garsių motociklų ir 5 važiuos viena gatvė ir 5 kita, to garso mes, manau, turėsim tik tai dar 2 skirtingais šaltiniais ir tas spindulys gali netgi padidėti. Bet nesvarbu, ar tai būtų Kauno centras, kas yra mums labai brangi vieta, ar kitas mikrorajonas, manau, problema yra tame, kad ten yra neįtikėtinai populiari susibūrimo vieta. Ir jeigu tokia būtų kažkokiam kitam mikrorajone, mes būtent tą ir turėtume. Bet tas Kauno centras tiesiog atrodo tiesiog benzino į ugnį prideda, nes jau ir taip centras yra populiari vieta, graži vieta, kurią mes turėtume labai branginti, bet kai sąlygos yra taip rinktis ir yra net grupės socialiniuose tinkluose, kur jie ten komunikuoja, kas kada rinksis ir taip toliau, ir kaip sakė pašnekovė, neparkuoti susirenka, o kai tos publikos yra, tai pademonstruoti savo automobilio, motociklo modifikaciją ar nemodifikaciją garsu, nes garsas yra ta emocija, kurios negalim tikrai atimti ir sakyti, kad čia yra blogas dalykas. Tiesiog gal reikėtų kažkaip spręsti tą susibūrimo vietos klausimą, o to garsu mėgautis, drausti to tikrai negalim, tiesiog turėtų būti tam vieta ir turėtų būti ribos, nes yra kaip ir su gatvėm, su spūstim, Kaunas yra visų mūsų ir jeigu kažkas nori mėgautis garsu, viskas yra tvarkoje, bet yra kas tvarkosi, dirba, miega toje vietoje ir tikrai jie neturi dėl to kentėti daugiau negu privalo, tai labiau spręsčiau tą susibūrimo klausimą, kažkokie galbūt ribojimai ten, nes jeigu nepribojam susibūrimo, gerai pastatom tą greičio mažinimo priemonę, tai pravažiuos su tom technologijom, kuriom turim dabar, tai ir pravažiavus tą gulintį policininką akceleruoti stipriai ir garsiai tikrai nebus problemų niekam. Žodžiu, Arnai, ačiū, ką tik pasakai, kad šita problema kompleksinė iš esmės yra ir sprendimai tikrai nebus lengvi, bet dėl to mes šiandien ir susirinkom. Beje, norėčiau paraginti visus, kas vyksta Kaune, portalų žiūrovus, galbūt jūs turite kažkokių tai idėjų, planų, būtinai pasidalinkite, įdomiausius komentarus tikrai bandysime galbūt netgi ir kažkaip tai į juos sureaguoti. Tam ir susirinkom, išgirsti daugybę nuomonių ir galbūt kažkas tikrai išgirs tikrai neblogų patarimų. Roberta, jūs į centrą užsukat? Karts nuo karto. Kaip jums ten situacija? Na dabar iš tikrųjų, Kaunas gražus, iš tikrųjų, čia, kad yra kažkokių problemų, tai jų visur turbūt yra, bet Kaunas tikrai gražėja. Ir tikrai lenkia sostinę, nors labai myliu Vilnių, bet Kaunas, Lietuvos širdis ne šiaip savo turbūt sakoma. Ačiū, priėmiau kaip komplimentą Kaunietis. Taip, tai iš tikrųjų, kadangi Kaunas yra visų, turim viso to, ko paisyti. O kai kyla problemos, tai esminis dalykas yra, reikia kalbėtis ir bendradarbiauti. Nes kai tu kalbi ir tavęs negirdi blogai, kai kažkas kažką pateikia, neatsiklausia žmonių, irgi gali būti ne taip, per siauros gatvės padarytus ar dar kažkas. Tai labai svarbu šitie visi dalykai, kad žinot, kurioje vietoje perėja, ar tikrai ta perėja turi būti, koks ten intensyvumas, ar tenai reikia dviračių tako, ar nereikia, ar šitoj vietoje patogiau vaikams iš tos
autobusu išlipti ir pereiti gatvę, ar čia saugiau, ar čia reikia gulinčio policininko, ar nereikia. Na, daug tokių dalykų, kuriuos žino dažniausiai tik tai tos vietos gyventojai. Todėl aš jau iš savo varpinės sakau, kad svarbu, kad išgirstų. Ir labai iš tikrųjų šiaip savivaldybės, visos savivaldybės apskritai Lietuvos turėtų džiaugtis, jeigu atsiranda žmonių vietinių, kurie atneša ant lėkštutės ir pasako, va čia, tokie trūkumai, arba čia to ir to reikia, jiem nereikia sukti galvos, tik tai ateiti galbūt ir patikrinti, arba eiti į dialogą, kad va, galim čia dėlioti. Ta prasme, nereikia labai kažkokių didelių pastangų tam sumastyti, ko nėra, kad čia būtų. Tai ta prasme viską ir idėjas ir viską atneša žmonės, nes vieną dieną vienas valdo, kitą dieną gali ir kitas valdyti. Tai žmonės keičiasi, todėl labai svarbu bendradarbiauti, nepaisant kokioje tu pozicijoje esi, ką atstovauji, kada atstovauji. Svarbiausia yra bendradarbiauti. Tik tada bus realūs, geri pokyčiai, kurie bus mažiau skausmingi, o bus naudingi bendrai paėmus. Labai teisingi žodžiai, aš manau, kad galime ir paploti po tokios labai teisingos minties. Visiškai pritariu šitam dalykui. Tikrai manau, kad yra toms pačioms institucijoms galvos skausmas rengti kažkokias tai apklausas, analizės, nes tai užtrunka, visokiausi dalykai, procesai, kurie ir papildomai kainuoja, o aktyvios bendruomenės tikrai yra mūsų tikrai didžiulis turtas. Kalbant apie kaip tik dabar apie tą problematiką, nes tų problemų matyt visur yra, bet dar prie Arno norėčiau grįžti ir mūsų laikas jau keliauja į pabaigą, bet grįžkim prie tos kultūros, kurios kartais, atrodo, ne visiems tiesiog atsiranda. Ir nepaisant to, kad Kaunas buvo Europos kultūros sostinė 22 metais, bet kartais atrodo tos kultūros stinga. Ir jūs kaip mokinantis jaunus žmonės vairuoti, kokie pastebėjimai jūsų kaip specialisto? Ar atsiranda kažkokie netolerancijos požymiai? Kaip jie elgiasi prie vairo? Ką jūs pats išvelgėte iš savo bendruomenės ir savo darbo? Didžiausia įžvalga būtų, tai yra su kokiu pavyzdžiu jau ateina būsimi pradedantieji vairuotojai į tą pačią pirmą vairavimo pamoką. Ne? Jeigu mes turime rėmus reikalavimus, taisyklės ir taip toliau, suprantama, kad grįžus namo, matant brolį, sesę, tėtį, mamą, dėdę ar tetą, tie ribojimai yra žymiai mažesni ir netaip jaučiami. Tai natūralu, kad tas pavyzdys, kurį nori imti būsimasis vairuotojas, sunkiau yra suvirškinamas, kai ateina iš mūsų, nes mes viską darom taisyklingai, pagal taisyklės taip toliau ir galbūt žmogus kartais jaučiasi suvaržytas, o ta visa kultūra viršyti greitį, nesižvalgyti, nerodyti posūkių, pažeidinėti kitas kelių eismo taisyklės atrodo labai patraukli. Tai jeigu mes norim išugdyti naują kartą ne tik gerų, bet ir kultūringų vairuotojų, kurie būtų supratingi ir būtų kompetentingi ne tik už save, bet ir suprastų situacijas, ką kažkur daro kiti ir galėtų jų išvengti, tai pradžiai turim rodyti pavyzdį patys savo atžaloms, artimiesiems ir taip toliau, nes suprantama, kad nepažįstamo žmogaus, kad ir koks jisai geras būtų mokytojas, tu juo gal pasitikė kaip mokytojų, kaip ten elgtis su pedalais, taip toliau parkuotis ir visa kita, bet to kultūros, to tokio esminio dalyko, kuris yra žymiai giliau, natūralu, kad pavyzdį žymiai lengviau imti iš mamos arba tėčio. Tai suprantama, kad manęs, pavyzdžiui, neklausys, kai aš skatinu ir elgtis kultūringai, rodau, mokau ir padedu, o po to grįžta ir sakė, tai man tėtis sakė, kad nieko tokio, taip, jeigu aš ten nesižvalgau, nes tėtis irgi nesižvalgo. Tai dirbai, o galų gale, kadangi dar yra jauna asmenybė, tų pasiekmių, kurios yra eisme ir jos yra realios, ne veltui čia nėra vaikų žaidimas vairuoti, ne? Jie dar tuo metu tame amžiuje nesupranta, tai pradėkim pradžiai nuo pavyzdžio patys, o netikėkime, kad tai visi kiti turi daryti, o mes tai jau galbūt kažkaip ar kartais padarysim, kartais nepadarysim, tai patys turim rodyti tą pavyzdį, jeigu norim, kad kiti jį imtų, tie žmonės, kurie žiūri, kaip į pavyzdžius, į tėvus, į brolius, kaip minėjau, į artimuosius, ir tada tikėtis, kad ta karta jau bus geresnė ir iš jų bus imamas dar geresnis pavyzdys, taip turėsim mažiau visų tų pavojingų situacijų ir to didelio egoizmo kelyje, kuris ir sukelia visus tuos dalykus, mano nuomonė.
Ačiū už įžvalgas. Mes irgi, manau, kad keturiese stengiamės rodyti gerą pavyzdį, kad diskusija ir apskritai atvirumas ir padėti labai aiškiai atitinkamus akcentus netgi suprasti, kaip aš manau, kad Aušra, Roberta, Arnai, tikrai esu labai dėkingas dėl to, kad dabar tie, kurie žiūri tiesiogiai mus, gali labiau įsijausti į jūsų situacijas, iš tikrųjų, tikrai parodyti dulkėtus kelius, kur, tikrai kai kurios transporto priemonės ir neturėtų važinėti ir tikrai sprendimų trūksta. Aušra, manau, kad tikrai Kauno senamiestis turėtų būti susibūrimų vieta, bet tikrai su pagarba kitiems ten reziduojantiems, gyvenantiems žmonėms. Aš, pavyzdžiui, kaip 2 vaikų tėvas, galėčiau pasakyti, gyvenčiau senamiestį, tikrai būtų nefainai, nes, mano vaikai gal nuo didesnio triukšmo prabunda naktį. Ir čia yra tas momentas, aš iš tėvo pozicijos negaliu kalbėti. Arnai, irgi labai teisinga žinutė visiems tėvams, kurie apie savo veiksmus nepagalvoja, ar ne? O iš tikrųjų, jeigu jie atsisėstų su savo vaikais, kai jie pavairuoja tos transporto priemonės, tikrai suprastų, kad kai kada tam tikras manevravimas tikrai kelia jų sveikatai ir kitų sveikatai pavojų. Tada susiprastų, o kodėl. Taigi čia instruktorius turėjo visą darbą už mane padaryti, bet iš tikrųjų viskas prasideda nuo mažumės. Pakalbėjom taip labai pilietiškai, labai aktyviai ir pabaigai rezumuojant, kokią tokį vienu sakiniu, ką norėtumėt perduoti visiems žiūrovams, visiems gyventojams, visiems kauniečiams, arba aš net nebejoju, kad ir tam tikrų institucijų atstovai galbūt irgi stebi mus, ir kokią žinutę norėtumėt tokią perduoti pozityvę, atrodo, tarsi kalbėjom apie problemas, kai išgirstam šitą žodį, norisi tarsi skųstis, kalbėti, bet iš tikrųjų mes esam tie žmonės, ir čia visa bendruomenė susirinkusi, kuri ieško atsakymų. Aš manau, kad Kaunas gyvai ir yra projektas, kuris nori ieškoti atsakymų ir rasti tą dialogą ir padėti vieni kitiems. Tai kokią tą tokią žinutę vienu ar kitu sakiniu galėtume taip apibendrinti, kad mes pasiektume geresnius rezultatus? Tai galbūt, jeigu taip rezumuojant, tai problemų yra, problemų bus. Jas galima išspręsti, bet spręsti turime visi. Kaip sakoma, yra, jeigu nori kažkokių pokyčių, tai pradėk nuo savęs, ne? Tai galbūt ne visais atvejais gatvės gal mes nesutaisysim tiesiog kažkaip pasikeitę, bet visas tas bendras dalykas, tai pradėkim nuo savęs ir visi mes nešam tą atsakomybę. Galbūt kartais kai kurie žmonės tikrai niekom nėra dėti kažkokiose problemose, bet visi bendrai nešam tą atsakomybę. Kaip ir minėjau pradžioje, Kaunas yra visų mūsų, dėl to mes visi ir turime tas problemas spręsti. Nu, tie, kurie jau ten klauso, kurie priima tuos sprendimus, tai tikrai įsiklausykit, yra žmonių, kurie gali pasakyti ir kurių tikrai labai labai reikėtų išklausyti, priimant tuos sprendimus, o neremtis galbūt savo įžvalgomis, kaip patirties neturime. Tai tiek. Arnai, ačiū, kad buvo tai daugiau negu vienas sakinys, bet esi puikus žmogus, labai sutinku su tavo mintimis. Aušra, prašau. Aš noriu, kad Kaunas turėtų gerą įvaizdį, kad jisai būtų saugus gyventi, patogus gyventi, pagarbus lankyti svečiams, kad mes galėtume didžiuotis ir kviesti žmonės matyti, koks yra Kaunas, pilnas kultūros, gražių žmonių ir saugių gatvių, bet tam turim būti pilietiški. Patys turim būti pilietiški, priminti turbūt, kad pagarba turi būti abipusė. Ir tiek užteks, nuo to viskas prasideda, nuo minties. Tai va, tą mintį tokią, kad turėtume, kad būkim atsakingi už savo gražų miestą. Ačiū Jums labai. Roberta. O aš naudojuosi galimybę ir kreipiuosi tiesiai į Kauno miesto savivaldybę. Ir noriu pasakyti, kad mes esame pasiruošę kalbėtis taikiai. O. Gerai, ačiū labai. Aušra, mūsų pokalbių paletės dalyviai, tai yra Aušra Fokienė, kaunietė, senamiesčio verslo atstovė, gal taip reikėtų pasakyti, Roberta Žukaitė, taip pat kaunietė, Kauno Vaišvydavos bendruomenės atstovė, pirmininkė. Gerai. Ir Arnas Latvys, taip pat kaunietis, vairavimo instruktorius. Ir aš, Andrius Janušauskas, šios pokalbių paletės vedėjas ir moderatorius.